Sveiki visi, mano vardas Giedrė ir kartu su kolege Ieva pastaruosius 6 mėnesius Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įgyvendinome projektą tema Stipresnių nevyriausybinių organizacijų link NVO fondo biudžeto didinimas. Mūsų projekto eigą sudarė 4 etapai. Pradėjome nuo esamos situacijos analizės, po to sekė užsienio šalių gerųjų praktikų analizė, tada turėjome konsultacijas net su 13 skirtingų suinteresuotų šalių ir galiausiai paruošėme atvejo analizę, kurią pristatysime šiek tiek vėliau. Tačiau trumpai apie patį fondą. 2020 m. kovo 1 d. įsigaliojus naujai nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo redakcijai, buvo sukurtas teisinis pagrindas nevyriausybinių organizacijų fondui veikti. Pats fondas paskirsto lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, jo pagrindinis tikslas yra stiprinti jų institucinius gebėjimus bei prisidėti prie plėtros politikos formavimo bei įgyvendinimo. Svarbu paminėti, kad fondo biudžetą sudaro tik 2,9 milijonai eurų ir pagrindinis bei vienintelis jo šaltinis yra valstybės asignacijos. Kaip matote paveikslėlyje, praėjusiais metais tik 1/4 paraiškų galėjo būti finansuotas. Dėl to susidurime su problema, jog NVO fondo biudžetas yra nepakankamas patenkinti esamą ir būsimą finansavimo poreikį. Grafike galite matyti augantį finansavimo poreikį iš nevyriausybinių organizacijų ir nekintantį NVO fondo biudžetą nuo pat jo gyvavimo pradžios. Projekto eigoje stengiamės išsiaiškinti alternatyvių lėšų pritraukimo galimybės į fondo biudžetą, kas ir leistų padidinti fondo lėšomis finansuojamų projektų skaičių. Atlikus užsienio šalių gerųjų praktikų analizę, mums pavyko išsiaiškinti, jog Jungtinėje karalystėje sėkmingai veikia neaktyvaus piniginio turto schema, kurios dėka papildomą pajamų šaltinį gauna panašią veiklą įgyvendinantis Nacionalinės loterijos bendruomenės fondas. Kaip šią situaciją pavyko prilyginti mūsų nagrinėjamoje atvejo analizėje, papasakos mūsų kolegė Ieva. Taigi, Jungtinės karalystės patirtis parodė, jog sukūrus reikiamą reglamentavimą ir bendradarbiaujant su finansinėmis institucijomis yra įmanoma sukurti mechanizmą, kurio dėka privačių asmenų užmirštos ir neaktyvios lėšos būtų panaudojamos visuomeniniams tikslams. Taip nutiko, kad šiek tiek panašaus mechanizmo idėja užgimė ir Lietuvoje. Jos esmė efektyviau panaudoti likviduojamų nepelno siekiančių organizacijų turtą, jį perdodant NVO fondui. Kontekstu reikėtų paminėti, jog 2019 m. pabaigoje, ėmus griežčiau ir nuosekliau taikyti civilinėme kodekse numatytą juridinių asmenų likvidavimo tvarką, pradėtas spartesnis juridinių asmenų, įskaitant nepelno siekiančias organizacijas, išregistravimo procesas. Per 2023 metus iš juridinių asmenų registro išbraukta per 7,000 organizacijų. Tačiau dėl teisinio reguliavimo spragų liko neaišku, kas nutinka su šių organizacijų turtu po jų likvidavimo. 2024 m. birželį Seimo narių grupės inicijuotos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama, jog likviduojamų nepelno siekiančių organizacijų turtas, užtikrinant viešąjį interesą, būtų perduotas NVO fondui. Mūsų tikslas su Giedre buvo išsiaiškinti, ar dabartinės įstatymų pakeitimų formuluotės nesikerta su esamu teisiniu reguliavimu ir realybėje padėtų pasiekti norimą rezultatą. Konsultacijų su institucijomis metu buvo suformuluotos išvados, išryškintos esamos teisėkūros spragos ir pateiktos galimos alternatyvos dėl siūlomų įstatymų projektų tobulinimo. Remiantis mūsų parengta atvejo analizė, artimiausiu metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje bus rengiama išvada vyriausybei dėl Seime pateiktų įstatymų pakeitimų projektų. Likviduojamų nepelno siekiančių organizacijų turto perdavimo NVO fondui klausimas bus toliau sprendžiamas komitetuose Seimo rudens sesijos metu. Jeigu būtų sukurtas teisinis pagrindas likviduojamų nepelno siekiančių organizacijų turto perdavimui NVO fondui, tokio mechanizmo sukūrimas prisidėtų prie NVO fondo biudžeto didinimo tikslo ir būtų atverta galimybė fondui turėti papildomą tvarų ir savarankišką pajamų šaltinį. Taigi, ačiū, kad klausėte. Plačiau su mūsų projektu galite susipažinti Kurk Lietuvai interneto puslapyje.